Susitikimas prie šachmatų lentos ne tik puikia pramoga, bet ir galimybė pramankštinti protą bei pagerinti atmintį. Šaškės bei šachmatai vysto mąstymą, stiprina atmintį, lavina gebėjimą sukaupti ir perkelti dėmesį, o tai itin svarbu sulaukus vyresnio amžiaus, kai vis dažniau pasitaiko atminties spragų. Atminti tiesiog stengiuosi eilėraščiais, dainomis išmokti. Kartais tenka, kad iš virtuvės išėjus į miegamąjį pamiršti, ko tai reikia grįžti. Jau nepaslaptis. Šaškės, žinoma, jos treniruoja, jos priverčia galvoti, bet reikia dažniau žaisti. Aš, pavyzdžiui, 62 metais žaidžiau, tai buvau čempionė, bet dabar žaidžiu tik su anūkais. Kai šaškės ar šachmatai nebepadeda, tenka praverti ir medikų duris. Specialistai sako, kad dėl sutrikusios atminties pas juos vis dažniau užsuka ir jauni pacientai. Atminties sutrikimais skundžiasi labai didelė populiacijos dalis. Jeigu jau jaunų žmonių tarpe iki 40 net metų amžiaus žmonių, jeigu mes paklausim, ar jie turi problemų su atmintim, tai trečdalis pasakys, kad taip. Aišku, tai dažniau būna ne tiek atminties problemos, o daugiau dėmesio nekoncentravimas, persidirbimas, pervargimas, miego stoka ir panašiai. Panašus dalykai įtakojantis tuos tokius, net nepavadinčiau jų sutrikimais. Vyresniam amžiui tuo tarpu, aišku, atminties sutrikimai gali būti ir pirmas ligų ženklas. Vyresniam amžiui vėlgi, jeigu taip pat klaustumėm, ar turite problemų su atmintim, tai net iki 60–80% žmonių pasakytų, kad taip. Aišku, ne visi jie turės neurodegeneracinę ligą, tačiau daliai iš jų tai gali būti ir pirmas ligos ženklas. Tam tikrus negalavimus susijusius su atminties suprastėjimu ar negebėjimu susikoncentruoti dažnai iššaukia ne tik amžius, bet ir įtemptas gyvenimo tempas, darbo ir poilsio režimo nebuvimas ar tiesiog sau keliami per dideli reikalavimai. Kiekvienas mes norim dirbti labai daug ir viską padaryti tobulai ir kiekvienas tikimės, kad mūsų smegenys veiks kaip kompiuteris ir net geriau negu kompiuteris. Aišku, taip ne visada išeina. Tai dažniausiai tai lemia jaunesnio amžiaus žmonių skundus, kad jiems sunku įsiminti didelį informacijos kiekį, sunku pasiruošti egzaminui, sunku susitvarkyti darbe ten su didžiuliu krūviu, bet tas dažniausiai, kaip sakiau, būna susijęs su tuo, kad esam pervargę, nepakankamai išsimiegam, didelis stresas, aplinkinės ir šeimos, ir darbe stresinės situacijos įtakoja dėmesio koncentraciją. Kai sunkiai sukoncentruojam dėmesį į tą užduotį, kurią atliekam šiuo metu, tai tada automatiškai įsiminimas formuojasi sunkiau ir tada galim tos informacijos vėliau neatsiminti. Kol nėra rimtos ligos, medikai patarė ieškoti alternatyvių būdų atminčiai gerinti ir dėmesiui sukoncentruoti. Tas vadinamas kognityvinis rezervas, kognityvinės treniruotės, intelektualinis darbas, sprendimų reikalaujantis darbas, užduotis, uždavinių sprendimas, jisai žinoma padeda lavinti funkcijas, kažkiek tai padeda atitolinti galbūt ligų pasireiškimas. Fizinis aktyvumas, ypatingai aerobikos pratimai, gerina galvos smegenų kraujotaką ir galvos smegenų veiklą. Kitas variantas yra tos liaudiškos priemonės, tai ten yra daug ypatingai tolimųjų rytų medicinos, tai jeigu iš Kinijos tai daugiau ginkmedžio preparatai, jeigu iš Indijos ajurvedinės ten bakopos preparatai. Ultraginko ginseng yra ideali ginkmedžio ir ženšenio kombinacija. Ultraginko sudėtyje esantis augaliniai ginkmedžių ir sibirinių ženšenių arba juodųjų eleuterokoko ekstraktai palaiko gyvybingumą, darbingumą. Šis derinys gali būti naudingas taip pat kraujotakos palaikymui, fiziniam ir protiniam darbingumui. Ginkmedis pasižymi kraujagyslės plečiančių, venas tonizuojančių, mikrocirkuliaciją gerinančių poveikių. Ginkmedis yra ypač vertinamas dėl kraujotaką galvos smegenyse palaikančių savybių, o tai itin svarbu gerai pažintiniai funkcijai ir atminčiai. Šis augalas taip pat pasižymi antioksidacinėmis savybėmis. Senstant, esant nepilnavertį mitybai ar dėl žalingų įpročių sutrikus kraujotakai nuo maistinių medžiagų ir deguonies trūkumo, kenčia pagrindiniai žmogaus gyvybės varikliai – smegenys ir širdis. Ginkmedis yra ypač vertinamas dėl savo poveikio palaikant kraujo mikrocirkuliaciją. Tai yra svarbu gerai pažintiniai funkcijai palaikyti. O sibirinis ženšenis jau nuo seno yra žinoma puikiai augalinė priemonė fiziniam, protiniam darbingumui palaikyti. Jis ypač gali būti naudingas tokiais įtemptais periodais.
Eleuterokokas pasižymi adaptogeninėmis streso metu organizmą balansuojančiomis savybėmis. Jo rekomenduojama gerti sveikstant po ligų, kai organizmui tenka dideli fiziniai krūviai ar patiriamas stresas. Vyresnėme amžiuje tonusui ir darbingumui palaikyti, moterims menopauzės metu. Ultraginko reikėtų gerti 1 arba 2 tabletės, nekramtyti, užgerti vandeniu arba kitų gaiviuoju gėrimu. Ultraginko preparatą rekomenduojama vartoti tiek pagyvenusiems, tiek jauniems žmonėms, kurie dirba intensyvų protinį ar fizinį darbą.